Kalviai, kalviai, lygvežį. Kiek ten daug? Jis nerūpė, bet mėgdėlė. Kad rūpą, kad labai daug darbo. Pulmės. Va. Nu, skanu. Nesivėliu nekiek. Dabar aš. Va. Reklama tų prancūzų. Šiandien žinai, ką? Šiandien ir dainuoju. Prasidėjo viską. O, jau nufotografuom. Va šito gėliuką. Kas gražu. Mergaitės tokios labai kažkokios pavargės. Ir viskas, ne? Ir taip dabar kokius 2 savaitės mūsų mėda. Iki pabaigos. Plikos kelnes ir tada... Jeigu rankos biškį blogesnės galim ištraukti, bet mes turim... Bet mes... Ką nepadarytų. Ačiū su šituo dar kas bus. Su šituo parūšim. Bet va, mes turim mikrograndinės. Dalyvauti Švedijoje nuo pradžios iki galo. Dalyvauti su savais svetimais. Aplankyti aplankyti gimelius ir pasireikšti magaryčių. Krikštynos nepraeidavo. Mes turim va tokį pipiriuką, kuriam reikia paukštyčių irgi. Matau, jūs mažiau turim. Rytoj būtent šventų mišių ir apžiūrėti Švento Antano atlaidus. Ir paukštas besąlygiškai laikyti šios priesaikos, jei norint patirti Tavyno ant mūšos palaimą. O dabar, kad priesaika būtų užtvirtinta iki galo, aš noriu paprašyti ryterio Donato ją užtvirtinti patrankos šūviais. Ryteriai ir vienuolės pasitraukit, maža nepasirodys. Donatas ypatingas ryteris, jis sukonstravo šitą patranką savo rankom ir dabar iškilmingai šūviais mes pagerbsime. Ir pirmasis šūvis už Šventąjį Antaną. Jūsų blaivai. Antrasis šūvis už pačią geriausią, pačią gražiausią, pačią nuostabiausią ir jaukiausią pasaulio valstybę, už mūsų tėviškę Lietuvą. Jūsų blaivai. Ir trečias šūvis už Saločių kraštą, už Saločių žmonės, už Saločių miestą, kuris yra visiškai kitoks negu visi likę miestai, į kurį gera atvažiuoti. Jūsų blaivai. Garbūs svečiai atvažiavę iš visų pasviečių. Noriu priminti, kad jūsų 15 valandą lauks šios dienos kulminacija – laivų paradas Mūšos upe. Nuo 16:30 muzikinė programa. 19 valandą kviesim jūs visus čia, kur mes skelbsim laiminguosius skaičius ir kažkas iš jūsų parsiveš krūvą vertingų įspūdingų dovanų.